Sveiki, mano vardas Dalia. Norėčiau padėti jūsų įmonei tapti atviresnė neįgaliesiems. Šiandien patarsiu, kaip integruoti naujus neįgalius darbuotojus. Nuo ko pradėti? Pasiruoškite sąrašą ir pasitikrinkite, ką reikia turėti prieš ateinant naujam neįgaliam darbuotojui. Jame gali būti punktų, kuriuos jau taikote visiems, pradedantiems dirbti jūsų organizacijoje. Tačiau kai kurie iš jų gali būti nauji. Peržiūrėkite, kas tame sąraše svarbu gerai pradžiai. Vadovaujantis tam tikromis kompanijos vertybėmis, jūsų verslas veiks labai efektyviai. Naujam darbuotojui bus labai naudinga, jei prieš pradėdamas darbą gaus informaciją apie išorinius ir vidinius organizacijos elgesio principus. Šių išorinių ir vidinių elgesio principų sąraše turi būti aiškiai nurodyta, ką šie principai reiškia naujam darbuotojui ir kaip jie susiję su jo negalia. Išoriniai elgesio principai gali būti aprangos reikalavimai dėl saugumo ar kitų priežasčių, kavos ir pietų pertraukų laikas, kavos ir arbatos naudojimo taisyklės ir kitos oficialios taisyklės, kurias svarbu žinoti pradėjus dirbti. Tuo tarpu vidiniai elgesio principai susiję su organizacijos kultūra, tai yra šventėmis, išvykomis, viršvalandžiais ir panašiai. Yra viena paprasta taisyklė visiems ir be abejo neįgaliesiems darbuotojams. Kuo aiškesnis darbo sąlygų paketas, tuo mažiau nurodymų reikia kiekvienu konkrečiu atveju. Tikrai verta investuoti į aiškaus darbo aprašo sudarymą, į kurį būtų įtrauktos visos užduotys ir darbo laikas. Aiškiai išdėstykite, ko tikitės iš naujojo darbuotojo pirmąją savaitę, mėnesį ir taip toliau. Tai padės naujam darbuotojui suprasti, ką ir kaip ir kada reikės daryti. Aptarkite tai su naujuoju darbuotoju. Aptarkite su naujuoju darbuotoju, kokią informaciją apie jį turėtų žinoti kiti įmonės darbuotojai. Visi sprendimai yra geri, jei tai nusprendėte kartu. Iki šiol visiems tiko toks informacijos pateikimo būdas. Įprasti pakeitimai gali būti susiję su darbo valandomis ir laiku, tempu ir pagalbiniais prietaisais, tačiau nebijokite, tai beveik niekada nereiškia didelių išlaidų, dažniausiai reikia tikros, natūralios žmogiškos pagalbos. Kas ta natūrali parama? Tai kai vienas kolega paaiškina, ką ir kaip dirbti, pradžioje padeda, jei reikia, pabaigoje patikrina darbą, išsprendžia galimas problemas ir būna šalia, kai labiausiai neįgaliajam to reikia. Jei tai suteiksite savo naujam neįgaliajam darbuotojui, maksimaliai sutrumpinsite įdarbinimo procesą ir laiką. Ateina pirmoji diena. Išsamiai viską paaiškinkite naujam darbuotojui. Visa kita, kaip visada, pasirūpinkite, kad pirmoji diena jūsų organizacijoje būtų maloni. Ar sutinkate? Tikiuosi, kad kiekvienas pradedantis dirbti jūsų organizacijoje neįgalusis bus patenkintas ir jūs būsite laimingi. Gali būti, kad jau viską taip ir darote. Tada matote nieko naujo ir sudėtingo. O jeigu norite sužinoti daugiau, kviečiu pažiūrėti kitus mano mokomuosius vaizdo įrašus.